tu esi pagrindinis žmogus pastatytas. Aš tai neignoruoju korupcijos, aš draudžiu ją, neleidžiu. Aš už sąžiningą lygų žaidimą. Kodėl tu tai toleruoji? Pavyzdžių reiktų, kad pateiktum įmantai apie tą korupciją. Jo, biškai pavyzdžių kažką argumentuotai pateik labiau konkrečiau, nes, nu, čia dabar taip tušiais argumentais vaidaisi, ten bylas bandė diskusiją su tavim užvesti, tu irgi ten kažkaip, bet, nu, įdomiai išlankstėjai. Konkretumo biškai, apie konkrečiai kažkokias tai situacijos duo, ką tada einam aiškinamės, nu, nes aš iš savo pusės stengiuosi viską žiūrėti šališkai ir spręsti visus tos konfliktus papildomai. Labą dieną. Normaliai. Labą dieną. Avo. Tai dėl korupcijos jos čia daug būna ir manau visi čia gali paliūdyti. Bet jeigu jums reikia labai konkrečių pavyzdžių, ne? Nu tai jo. Nu gerai, tas pats man tas crazy, aš labai ant jo čionais pykau. Nu gerai, dėl ko tu ant jo pykai konkrečiai dabar? Konkrečiai, nes jisai gynė saugojos narius. Aš suprantu, kad visi, nu, korupcija yra normalu. Ir čia viskas okei, bet kai viskas vyksta per daug jau naglai, ten tarkim, mus ištisai pazuino, čia dar buvom seniau čionais. Pinangai dar buvo ir jo gaujos narys gaudavo su neimtagu per sienas. Nu gerai, visi turim tą neimtagą, ne? Man tas crazy? Taip, man tas O tai, bet jisai nangas buvo. Buvo nangas, tai duok pasakyt. Jis buvo nangas, jo gaujos nariai gaudė mane per sienas, aš pareportinau. Ir čia ne viena tokia stačia, daug buvo. Pareportinė ir iškart, kai čia tie nustoja gaudyti, jis parašo žiūrau. Nu čia viskas per daug akivaizdu. O kai ant mūsų visi sėdė, tai pohui. Tai čia vienas, čia tik apie man tą šnekant, ne? Gerai, galim... Ta situacija, kur šiukšlių liste? Ne, palauk, leisk Nyvą kalbėti iki galo. Bus tai situacija su šiukšlių listu irgi yra tada. Daug kas ten matė tą situaciją, iš mano pusės ir iš kitų pusių, kur mes nuvažiavom, kai nieks mūsų nematė. Nu taip, buvo kas pas mūsų neimtagų žiūrėjo, nebuvo, ta prasme, per neimtagą nieko. Ir visi grovai įpuolė. Taigi grovai Advino gauja, tai kaip čia taip gavos? Iš kur ten visi taip žinojo, papasakokit. Kada čia tai buvo? Kai jau turėjo baikerius ar ne? Blemba, pinigų sandėlyje, manau, jeigu Mininas jau čia prakalbo, tai tikriausiai jisai žino. Bet, tai čia tik viena situacija. Čia galima kalbėti ir kalbėti. Aš manau, čia ne aš vienas galiu papasakoti, čia daug. Tai ir ne tik iš mano gaujos. Dėl tų žiūrau ir kad kažkas prieš kažką tai šaudosi, tai tikrai ir dvasiga būdavo dahoje tokių momentų, kai tu sėdi su adminais voice ir tu jų paprašai, kad eitų dementų specialiai, nes tu jau kažkokios medžiagos esi prisikaupęs prieš tą konkrečiai žaidėją. Ir tu nori daugiau medžiagos prikaupti dėl kažkokių įtarimų čytų naudojimų, žinai? Tai dėl to ir būna, dėl tų radimų tavo, bet tu pats supranti, kaip yra sunku pagauti šiais laikais patį neimtagerį tuo pačiu metu, kai yra tie patys baikeriai persekti. Almantai, žiūrėk, viskas okei, bet tenais, mes buvom įlindę į vagių listę į sandėlį patį ir jie visi tiesiai ten atvažiavo. Supranti, ką aš bandau pasakyti? Ten tikrai su neimtagu rado. Aišku, visi čia jį naudoja, bet, hebra, blėt, tikrai negalim taip atvirai varyti visi, logiška. Ne, bet, pavyzdžiui, tada, kai tu parašai, sakyk. Kai tu parašai, tada nesugaudysi, žinai, kuris naudoja, matom esmė, o visų neužpaninsi. Gerai, bauskit gaują, ar čia jau grovai nebaudžiami yra, kaip čia gaunas. Jeigu, tai ta prasme, aš nežinau, tai jūsų taisyklėsgi ten nerašytų pilna taisyklių, tai tada ir mes galim bent ką daryti, ne? Tai visą gaują aiminsim, sakysim, okei, nebausitgi visos gaujos. Bibi, tarsi nesąmonė kažkokia, tai Bibi žino. Aš tai jeigu atvirai net nesu susipažinęs su šitą situaciją ir aš ją pirmą kartą girdžiu, kad vagių listę. Aš, man atrodo, turiu video net, jeigu, aišku, reiktų labai paieškoti, bet čia tik žiūrėk, mes čia rašom tą temą, ne dėl to, kad kažkas būtų nubaustas, o tiesiog, kad baigtų šitą betvarkę, nes, čia nieks jau nebenori žaisti, žinokit. Atvirai, ne dėl to, kad čia mes verkiam, pohui mum ant tų pinigų, žinokit, čia yra ant visko, ta prasme, kad mes prarandam tas gaujas mums neskauda, bet tiesiog betvarkė vyksta, suprantat, mums dėl to skauda. Nes mes visi čia ten pažaist, ir blėt. Čia nėra, kad aš verkiu vienas, nėra, kad tik mano gauja verkia, čia visi verkia, supranti. Tiesiog jūs nebijot pasireiškti, kaip suprantu. Tai vat būtent, Tai labiau tylė, jo. Jo, ir tai čia daug kas, tarsi man įpaima, žmonės rašo, ir tipo visiems aš liepiau rašyti šitą temą. Čia iš tų, kas man rašinė, tai mažai kas rašė, aš mačiau, aš nežinau, kodėl žmonės bijo, nes gal dėl to, kad susisės, kaip ir ant manęs susisėdo, taip ir ant kitų susisės.
Aš Ant nežinau. tavęs neužsišauna, Ne, nu tai jo. gerai, nebūtinai aš apie tave šneku, ta prasme, tu pažiūrėk, kas su gaujom vyksta. Aš sakyčiau, dar didesnė bėda yra su gaujom. Ir čia vėlgi ne dėl mano ašarų kažkokių tai, o nu visi žmonės tą, aš nežinau, jum gal nerašo, man net rašo, ta prasme, aš tai niekas čia man. Nu ir ką tau rašo daugiau? Nu gerai, pasižiūrėkim šitus sandėlius, ne? Nebuvau biški kitom Nebuvai. Aš tau papasakot galiu, jei Nu. nori, kas buvo. Nu, papasakok. Realiai dvi gaujos buvo, mes ir grovai, ne? Ir Čia kaip visada. jo, tai jau pirma bėda yra, kad nieks nenori gaujų daryti, ta prasme, nes, nu, dėl grovų dabar šiuo metu. Nu gerai, pizdum, čia ne apie tai kalbant, bet grovai patys pisa su šitais, jų nieks nepazuina ir panašiai. Ir O jie admin teisingai. rašo kažką? Nu, o tai kam rašyt? Ta prasme, o tu Nu, rašytum tai toje nes... vietoje? Taip. O tai kad... Rašydavo. Bet tai Nu, visi adminai rašydavo. grovose. Nu, bet visi Kokie adminai. visi? Nu, mes Seni. galim... Seniai, Žiūrėk, tai... nu, Dabar aš tau galiu suskaičiuoti, kiek yra adminų grovose, tiksliau net neskaičiuosiu, jie jau yra suskaičiuoti. Buvo 9, bet Hoperis mačiau išėjo. Tai 8 liko adminai. Gaujo. nu, gerai. Tuo pačiu galima priskaičiuoti mane, Administratorių yra irgi 21 iš viso. Taip, bet dabar žiūrėk, tie, kas dalyvauna gaujose, dažniausiai supranta apie čytus, ne? Tie, kas neutralūs, pavyzdžiui, ten Gabė ir... Tai, nu, jie tiesiog nesugebės to pagautų čytų. Nu, čia daugumai administracijos trūksta žiauriai kompetencijos. Tarp kitko, galiu biškį nukrypti nuo temos, nepyk Almantai, bet manau ir tau trūksta kompetencijos dar apie čytus. Ir kadangi tu esi paskutinė čiutnė galva serve, kai ateina tas skundas iki tavęs, tu parašai ten jo aimas, nu, bet, nu, ta prasme, nu, čia daug problemų yra, aš, Kai būna kažkokie aimai ten, va tie va šitai, aš tikrai nesėdžiu vienas jų ir neanalizuoju, einam sėdam keliese, žiūrim. tada yra su tom bėda, pačiom žinok. ban apeliacijom ir žiūrim. jo, tai tada yra bėda, nes žiūrėk, aš kaip pavyzdį duosiu, nu taip, iš mano gaujos gauna kažkas ten už aimą baną, ne, bet kas gauna už baną, už aimą, ir ta prasme, nu, yra kas net nekelia apeliacijos, ne, o tai kodėl nekelia, nu tai yra kas tikrai čytino, tiem pasakyta buvo, nečytinkit, ta prasme, išmokit čytint ar kažkas tai, bet yra, kurie tikrai nečytina, ta prasme, vaikšto į tuos damus servus, stengiasi ir vis tiek gauna haliavus banus dėl to, kad kažkam trūksta kompetencijos, nu čia nėra sąmonė, supranti. Nežinau. Kas kiek gauna banus, įkelia savo vaizdinės medžiagas, ta prasme. Tas pats pavyzdys yra Aisa, Zakas, esu pats juos išbaninęs, nes atrodė, kad aimai įkėlė savo videkus, nėra aimai. Bet yra tavo keli variantai, kur patys įkelia aimai. Bet ten Teko nėra su aimo, tu supranti, ten nėra Patys aimo. įkelia. Nu ten nėra aimo. prasme, Ten nėra aimo. Nu aš žinau, Yra. kad ten nėra aimo. Nu nėra. Yra, nu tai persižiūrėk, sulėtinti tos Bet videkus, tai- nu ten nėra aimas, yra Aš lokai. žinau tuos žmonės. Taikosi. Jau išsiginčyta, jau išsiginčyta Dreba šitą ranką temą. žmogus, blėt, o Jau kai jau ant išsiginčyta. žmogaus jau lokina, nu tai... Mhm. Bet matai, va, sakau, tau trūksta kompetencijos suprast, o tu man vis tiek bandai Nu įrodyti, tai čia iš serijos tu savakus tiesiog traukia, nu, Nu čia tai aš va, tau tą mūsų, patį matai, galiu pasakyti. nu tai ne, nu žiūrėk, aš tau ką tik paaiškinau, kad yra žmonių, kurie gavo banus, kurie tikrai čytino ir aš dėl to nieko nesakau. Gavo banus, jei reikia, duokit bausmės, viskas ok. Bet kai, ta prasme, nu logiškai, galvokit, nahui, gaujos pavaduotojai ten čytint, kai mes kur ten 1 iš 2 turim ar panašiai, nu nesąmonė, nu. Aš šiandien Nieks tą patį nečytina. galiu paklausti, kodėl jis čytindavo būdamas gaujos pavaduotoju, blėt, kaip pavyzdys, tai... Tai čia nėra pavyzdžių, aš sakau, kad jūs tų čytų nelabai gaudotės normaliai, tikrai. Nežinau, Yra, kas supranta, jeigu bet- tu tie gaujų prapisi, tai gal tau pats neturi kompetencijos tą gaujų išlaikyti, surink žmonių tinkamų, skirt pavaduotojų tinkamų, nu, nežinau. Bet tai už nieką baina, tai čia niekam ir neduodam to pavaduotojo daugiau, nes už nieką baina. Va dabar irgi per Samolis šitos... dėl to niekam ir neduodavo, vala. Nu, tai va būtent, dabar šitos sandėlius Aš tai vėlgi duodavau. banas buvo. Man tai... Žiūrėk, naujas pavyzdys. Šiuos sandėlius pisau žinvulą baną, kai turėjom, ta prasme, perimt sandėlį, tiesiog, nu, šūdai vyksta, ta prasme, visi viską mato, aš jau net nežinau, ką jums pasakyti, bet jūs nustokit šitas nesąmonės daryti, nes, blėt. Ir matau, čia daug kas rašo, keičiam temą, nu, tai daug kas nori keisti temą, hebra, bet dauguma žmonių tiesiog ateina dėl gaujų ir dėl pokerio, tai liks tik pokeristai, nes visi išeis. Va, Nieva parašė Jonsi, kad įkėlė dideką dėl Invulo. Ok, jo, aš loju, nes jo, nu, taip pasižiūrėsim, bet... Tai vat. Dar ką žmonės labai daug rašė dėl, jo, tai dėl gaujų, tai
kad reikėtų tuos limitus kažką daryti. Nu, nėra tų gaujų ir... Jo, čia dar daisim jau. Daisim. Ai, daisim iki šitos. Tai gaujose, tai Dėl tų čia... dabar ketina, seniausia kur irgi rašiai. Kaip? Tai apie šitą, nu kur rašai dėl keteno, kad Aha. nebaudžia. Sakė nebaust. Jo. Aš klausiau mero apie tokį net negirdėję dalyką, tai nežinau, Tai kada čia buvo toks Man dalykas. atrodo, Heizas ir išėjo iš Dyriko dėl šito dalyko, ar ne? Heizas? Kažkuris Dyrikas išėjo. What Aš the fuck? neatsimenu kas, bet kažkuris išėjo iš Dyrikų PD dėl šito dalyko, nes merai liepė nebaust už keteną ir pasakė, čia nesąmonė. Pirmą kartą girdžiu aš šitą dalyką, kad draustus baustų už ketenus. Jo, Nu, aš nesugalvojau, Hebra, tikrai man sakė, čia seniau buvo, kai dar balas. Jo, bet tai nieko, blet, pats pagalvoju, kiek tokių dalykų yra. Kažkas kažką sakė ir kiek dar pereina tas sugedęs telefonas. Net tai aš iki tiesiai tavęs iš paties. Dyriko girdžiu. Tai aš iki to, tai aš nesakyčiau, Daunai. Aš to Dyriko klausiau, aš puikiai atsimenu tą momentą. Jisai išėjo iš Dyriko, aš paklausiau, kodėl. Kas čia dadyrika? Nu, ble, ne Heizas, bet kas buvo. Tas žmogus jau lyvino, ble. Nu, huisnim, karačia, bet tai buvo. Grigoris? Ne, Grigoris tikrai. Neatsimenu, bet tikrai. tai Nežinau. Niekada nebuvo tokio draudimo, kad PD kažką tais apribotų draustų, tuo labiau, kai tas PD atsirado dar tik tai po kažkiek laiko žaidimo, kai visi ten ir turėjo to liukšnų kapeikų ant baudos, tai plus PD toksai darbas, kurie turi už tai įtarinėti, ble, tai čia nelogiška, žinai, sprendimas būtų iš mūsų pusės, kad mes draustume įtarinėti PD, tai gaunasi mes draudžiam jiem dirbti. Jo, tai dėl to aš jums ir parašiau, tipo, ką man pasakė tas direktorius, kuris išėjo. Nežinau, labai nelogiškas sprendimas, o meras priešduodamas tokį dalyką direktoriui, tai turėtų tikrai su mum pasitarti. Tai, nu, nebuvo tikrai tokios temos. Nu, okei. Bet ir tai asmeniškai, tipo, praėjau pro Dyrikų čiatus po teisėsaugos, nu, nei vienas nebuvo rašyta, kad ten nebauskit už ketiną dar kažką. Blemba, yra čia kažkur pasišalinti direktorių, aš pasakysiu, kas toks ir... Pažiūrėti. Nu, esmė, čia nėra laiko tokiam dalykam daryti, manau, daug Bet jo. žmonių laukia. Daug Nu, žmonių esmė, kad laukia. nebėra tokio dalyko čia. Jeigu Nu, buvo nebėra, ten tai starto, kažkas bet Jo, starto irgi negalėjo būti, nes tam padaryk XP, nelabai kas turėjo, tai nežinau, kokį čia momentu galėjo būti šitas dalykas. Jie ir buvo. tai viskas tvarkoj. Aš tik pasakiau, ką man pasakė. Tai gerai. Po klausimus kaip ir sprendėm, Nu, arba bent aptarėm. bent aptarėm, ar tai įsispręs, aš abejoju. Nu, bandysim spręs ką. Nu, jeigu, ta Kažkaip. prasme, skaitot klausimą ir juokėtės. Ne, aš Nepamirškit, tiek žmonių tiesiog. girdi, tarsi nepamirškit, dar tiek žmonių girdi, kurie čia atėjo ne tam, kad paklausyti jūsų vaikų, o tam pažiūrėti, ar čia kažkas pasikeis. Mhm. Nu, Nyva, čia esmė tokia, tavęs prašo situacijos ar pavyzdžių ir tu negali išgimdyti. Tai aš jau Taip. pasakiau, čia tų korupcijų visko. Aš Tu galvoji su- dabar... Nu, sakyk. Tvarkoj, nu tu tik apie adminus minėjai. Man atrodo, galim judėti prie kitos temos. Tai korupcija, tai jo, apie adminus, tai taip. Ir su tais pačiais pazuinimais, nu. Ble. Tai gerai, tęskit, ta prasme, nu čia. Gerai. Einam prie kito klausimo. Nuimkim speakerį, kad nevėjot. Tvarkoj, Ashil Hillion. Kaip žadate kovoti prieš nelegalių programų naudojimą? Keli pavyzdžiai. Esamas teisėsaugos direktorius įkėlė vaizdo įrašą, kaip praradęs pareigas su nelegaliomis programomis žudė serverio žaidėjus ir liko nenubaustas, nes praėjo senaties terminas. Bet tik įrodo faktą, kad serijoje yra laisvai naudojamas nelegalios programos. Dar vienas pavyzdys, per sandėlius dauguma taip pat pasitelkė nelegalias programas ir atvirai Discord'e, net esant prie direktoriaus pokalbėje duoda informaciją, nors negalėjęs, net negalėjo gauti. Tai man įdomu, kokia tolimesnė ateitis šiuo klausimu, nes legaliems žaidėjams dabar žaisti yra itin nemalonu, kai aplink esantys žaidėjai gali naudoti nelegalias programas nebaudžiami. Nu tai pradėkime nuo to, kad nėra jokio žaidimo, kur nebūtų cheaterių. Bet kokiam žaidimui yra cheateriai, ar ne taip? Nu nėra žaidimo, kur nebūtų cheaterių. Vis laik atsiras, kas išnaudos kažką, bandys išnaudot. O čia, nu, tas senaties terminas, nu, nebūkim tai suvaržyti. Nesuvaržykim tų žaidėjų baisiai. Kad galėtų įkeltum tą savo kontentą, kad yra su cheatais, bet gal geras kontentas.
Jo, čia, kiek atsimenu, man rodos, čia buvo padaryta tiesiog, kad galėtų tą kontentą kažkada įkelti po kažkiek tais laiko, nu, Jo. tai nežinau, padaryti tokį dalyką, kad apšė nieko žmonės negalėtų kelti. Nu. Tai miręs tas forumas bus. Ką ten diskutuosim būsenose, labas rytas, viso gero. Dėl tų cheaterių galima padaryti tam pačiam, kaip 5M platformai yra padaryta, nu, bet tai tokių suvaržymų čia tikrai nieks nenori tokių dalykų, nu, nes čia, na, tas apšė, paliava, jeigu daryti tokius suvaržymus, nu, tai čia nieks apšė nežaistų, ble. Nu ir taip nieks kontento biškai trūksta, visi filmuot be, visi su naimtagais, tai va. Dabar net ir tos 2 savaitės praeina, visi klipus į Discordą tik metą dalintis. Nepagautas Einam prie kito čia, senaties terminas yra senaties terminas. Na jo, nes aš atsimenu ir pats Mindė, ta prasme, sakydavo tam pačiam LSG, kad, tipo, ar galiu, nes mes klausėm jo, ar galima tau su cheatais siūsti, jo, sako, kokius jūs kiti kelsiu tik tokio, nu, tai prasme. Nežinau, ar verta šitai vietai labai griežtinti dėl tų senaties terminų, nes sakau, galima įvesti labai drastiškas tas griežtas bausmės, nu, bet, blėt, jūs patys to nenorėsite, ta prasme. Jo, cheaterių apmažės gerokai, bet to pačiu ir apmažės tų pačių žaidėjų, tai kažin ar tai būtų to tikslas. I think so too. Einam prie kito irgi, Ashul dar vieną turi mintį. Būtų įdomu sužinoti serverio pagrindinės administracijos kompetenciją, buvusius darbus prieš serverio įkūrimą, žinias apie patį žaidimą ir žaidimo kodavimą. Nes po pastarųjų serverio kreditų kainų pakelimų mintis, kodėl buvo įkurtas projektas, labai dviprasmiškas. Dėl kreditų kainų skelimo aš jau kaip aprašęs temų buvo pakurta ties, ten prašiau. Kainos buvo sukeltos vien tam, nes kreditai dabar į dieną yra šūdo verti, jeigu galima tai pasakyti, vaikšto po kapeikas, neturi savo vertės. Nu realiai jūs patys to prisiprašėt. Jūsgi nustatot tas kainas, nusipirkėt tų kreditų, patys sprendžiat už kiek pardavinėsit tos kreditus, patys nusprendėt pardavinėt papeigiai, nu tai taip ir gavos. Kol stabilizuosis tą kainą kreditų, sumokėsiu kiekis, tada galim grąžintas paslaugų kainas, man jokio, graužaties jokios. Žodžiu, trumpai tariant, tiek kreditų kaina yra dabar padaryta tokia paslaugų dėl ekonomikų, kadangi ta ekonomika kol kas biškių padrika. Stabilizuosi, grįžti atgal į senas kainas. Tai idėja tokia, kad kaip gyva tokia kaina, Nu, kai jo. stoką laikom. Tikrai dabar, kad pakėlė, tai nereiškia, kad jinai jau liks visą laiką tokia, ne, jinai nukris. Tai biški kaina turi kreditų paaug, tada kris tenai. Man atrodo, praėjom apie kreditus, papasakokite apie tolimesnę viziją ties serverio plėtojimu. Kokios idėjos, ką žaidėjams galima būtų tikėtis ir kuo skirstis nuo seno serverio įkūrėjo veiksmų. Nu vėl vizija, vėlgi buvau aprašęs temoje, bet tot, kad viskas bus su jūsų norais, ką kelsit idėjas, tą bandysiu gyvendint. Ir viskas, ką jūs pasiūlysit, mes bandysim su komanda atsižvelgti, tie, kurie peržiūri pasiūlymus, tie, kurie man atsiunčia, aš pažiūriu, ką patvirtino, dar pats pažiūriu, ko nepatvirtino, ką įkelėt esat. Tikrai bandau įgyvendinti tą, ką siūlot. Aišku, ten, kur pasiūlot, kad kokiu nesąmonį, kuriuo ten bandot PvP servą paversti, tai nu irgi. Suprantu, jums patogu bus lengvatas, bet vis tiek, išlaikykim, kad taip vadinamas RP servas čia. I think so, čia labiau, man atrodo, klausia, kaip pats Benas buvo apleidęs servaką ir bijo, kad tas pats atsiims. Bet kaip matom iš veiksmo, kad nemanau, kad to bus. Bent jau ateinančią laikotarpį. Einam prie kito. Tomo Bright klausimas ne į temą. Vycka Lyta, papasakokite, kaip gimė projekto mintis. Ar galite plačiau papasakoti, kas ties kuo dirba? Kaip planuojate pritraukti naujų žmonių į serverį ir juos jame išlaikyti, kad užsiliktų?